Šiandien aš gaminsiu lašišą. Lašišą laivelyje tai yra labai paprastas receptas, kuriuo net negalvojau dalintis, nes čia tiesiog nėra ką daryti. Ir tuo galėsite įsitikinti. Laiveliui padaryti reikalinga folija. Kažkur tiek. Ir laivelį darom va taip. Išlankščiau tokį laivą, labiau gal geldą čia primena, bet žodžiu. Tada alyvuogių aliejus. Paskirstau, kad laivas neprisveltų. Čia vėl turėsiu komentarų, kad nesusirišau plaukų ir kad prikrisi maistą, tai aš labai atsargiai, kad neprikristų. Šito nebereikia. Tada dedu lašišos gabaliuką ir daržovių. Būtinai bulvių, morkų ir brokolių. Jeigu turiu dar dedu kalafiorų, žodžiu, kokias mėgstam, mes su dukra daržovės tokias ir dedam. Tada pabarstom pipiriukų pagal skonį ir druskytės. Nežinau, ar tiesa, bet esu girdėjus, kad jau žuvies tai niekada nepersūdysim, nes žuvis pasiema tiek druskos, kiek jai reikia. Tai kadangi niekada nesu persūdžiu žuvies, tai sakykim, kad tai yra tiesa. Gal kas nors žinot, ar tai iš tikrųjų yra teisingas faktas, nes gal man tiesiog pasisekė. Ir paskutinis momentas, dar apšlakstau alyvuogių aliejum patį viršų. Viskas, dabar laivas turi tapti povandeniniu laivu, nes aš jį suvynioju. Štai mano laivas. Keliauja į orkaitę, 180 laipsnių, kaitinimas iš viršaus ir apačios apie 40 minučių. Per vidurį dedu. Viskas, beliko palaukti ir skaniai valgyti. Sutikit, buvo paprasta. Iki kitų kartų, kai vėl dalinsiuosi taip, kaip aš gaminu kiekvieną dieną, paprastai, lengvai ir greitai.